Labas rytas, saulės spindulėliai. Sveikinuosi iš po prekybcentrio. Savo pusryčius valgau jogurtą su batonu. Atsistojau prie Indo Mareto, prie mokyklos, tai pasislėpęs čia kamputį, kad vaikai nepamatytų, nes pribėga pirštis bado, kaip bežionė kokia. Ne, jokauju, kaip bežionė, kaip turistą. Tai ką, išjudėjau aš jau, pravažiavau 1 valandą kelio, dar geros 1,5 valandos liko važiuoti. Bliamba kelias jau toks, nu nieko, bet žinokit, bliamba varau su maike, biški piestu plaukai stojęs, kažkaip šaltoka šiandien, kuo arčiau ugnikalnio to bus šalčiau, tai gal reikės kokią maikę nusipirkti storesnį. Kas šiandien tikslas pamatyti 5 net lokacijas, tai matysim kaip čia seksis greit susisu. Ypatingai tokie Suzuki. Beje, pravažinėjau kažkokį tai mini karjerus, smėlė prikrautų, tai realiai sunkvežimius jie krauna patys rankom. Ten kokius, nežinau, 10 tonų ir karočių 5-7 atsistoja ir su kastuvais kapoja. Ką ta čia? Ką to? Dar erzina? Opu. Okei. Nu, dar užkasiu kažkokį dalyko. Tofu kažkoks. Čilį pasiėmiau. Bliamba koks aštrus. Pažiūrėkit, koks grožis. Nežinau ar matėte, bet kalnų viršūnės. Sharing is caring. Ką, galime dabar važiuoti toliau. Įdomiai, beždžionė užpuolė tą žmogų. Bandė nufirint žaisliuką ir po to išpirkinėtų. Bičias šaudo į beždžionės. Nes atvaro ir vagia viską. O dėl to ir grotose viskas taip. Dabar ką, atvariau į Bukit Selong. Tai čia yra graži tokia atodanga. Matysis daug laukų pasodintų gražiai. Bent jau nuotraukose taip atrodo gražiai. Na ir daug atsiliepimų gražių. Po to žiūrėsim dar National Parką. Ar pavyks papult, ar nereikės daug vaikščiot, nes kiti 2 spotai, tai yra waterfallai, už 1,5 valandos kelio. Reiškia, arčiau vandenyno dabar bus. Kalnus jau pravažiavom. Tai tikėtinai bus šilčiau, nes žinokit, plaukai pastovi, gal gerą valandą stovėjo piestų. Beje, įėjimas kainavo su parkingu bendrai 15 000, tai yra 75 centai. Tai užkilsim, žiūrėsim, ar buvo verta tiek belstis ar ne. Ką, užkopiau. Čia iš vienos pusės koks vaizdelis. Dabar tai parodysiu iš kitos kaip gražiai. Tai dabar tikėtinai čia nežydė daug kas, nes nuotraukose labai ten žydėjo. Galbūt, kad dabar ne sezonas žydėjimo šitų visų laukų. Ir nes blogai kamera neperduoda taip gražiai tą vaizdą. Ir šiaip ir labai didelis rūkas. Tas blogai. Atsiliepimų daug apie krioklį, bet privažiavimas tai čia
Я пердоля. Короче, davažiavau į niekur. Nesuprantu, kur čia tas waterfall. Давай. Ой, kaip trypsiu čia, šaltam vandenį. Hati. Nu va, vienas waterfall, tai čia vadinasi Maktų Sakti. Waterfall Sajang. Ir ten kažkur kitas turi būti. Ir pavadinimas Kudas Semda Barėjai. Varam ieškot. Už 100 metrų rodo bent jau. Va, čia kažkas tai įdomiau. Va čia ir norėjau papult. Man ten matosi vietiniai gyventojai beždžionės, bet kai priartėjau, tai iš karto pabėgo. Nelabai turbūt žmonių mėgsta. Sėdi, žiūri. Bet to. Realiai ir viskas. Dabar internetas nekrauna pas man. Ką, čia kelionės šito waterfall ir taškas. Nes šitą kalniuką tai nepavyktų užlipti. Reikia, manau, šūtinti į kitą. Ką, atvariau jau Tiukelėp waterfall ir kai vaizdas įspūdingas. Tai bendrai kelio yra 1,5 valandos. Tik kad aš nesupratau ar į vieną pusę ar į abi. Tai matysim dabar 2 krioklius. Vieną mažesnį, kitą didesnį. Bilieto kaina buvo 1 euras. Jeigu norėjai su gidu, tai su gidu tada 15 eurų. Bet aš kešų neturėjau, o jie nepriima kortelėm. Tai teko be gido. Turėtumėm pamatyti 2 tipų beždžionių, kur visą laiką tas pats tipas beždžionių ir kitas tipas, toks juodas. Neatsimenu, koks jų ten yra pavadinimas. Tai matysim, ką čia gero. Pamatysim. Tik ištempiu lazdą, tai iš karto bėga. Nes galvoju, kad lupsiu. Tokį džiunglis man žiauriai patinka. Va ir galim pasiplaukiot. Mini raftingas su kamerom. Na, žinokit, mano nuomonė apie šitą krioklį tai mano. Hello, mister. Žinokit, vaizdas čia jau belė kas. Žiūrėkit.
Trūksta žodžių tiesiog. Tiesiog, wow. Įspūdingiausias krioklys, kurį esu matęs gyvenime, žinokit. Kiekvieną dieną vis geresnis ir geresnis kažkoks tai krioklys atsiranda. Tiesiog pasaka, žinokit. O dar važiuosim šiandien ir dar didesnį. Nu, tikėtinai didesnis. Tai čia didžiausias rekomendacijos va į šitą tai tikrai nuvyk. Parašysiu video aprašyme pavadinimą šito krioklio, bet tiesiog. Dėkingai sutikau vietinius, eina veipo rūko, nes jau čia pats galas. Ir sako, gal užsirūkyt nori, lengviau bus. Aš sakau, ne. Ir nešėsi alų, sakau, tai gal alaus išgerk. Sakau, ne, sakau, ačiū, bet dėkingai šiaip draugiški labai. Tai tas smagu. Nu, dažnas indonezietis, draugiškas. Nebuvau kažkaip sutikęs kažkokį piktų. Finišas. Bet žinokit, yra ką veikti, įlipt. Hello. Where is the waterfall? Waterfall? Yeah. Oh, sana. What do you wanna shoot? Yes. Okay. Durian. Wah. I am monkey? Ah. Okay. Okay. Nice gun. Good luck. Primeskit, sutikau gal 3 žmonės vietinių, sako, jo, čia važiuok. Bet aš kažkaip labai bijoju, primeskit, žiūrėkit. Kokia statuma. Kažkur garsas krioklių yra, bet nesuprantu kur. Navigacija absoliučiai nieko nerodo. Nežinau, aš kaip davažiuosiu, bet čia realiai keliukas va. Ir kaip iš galo. Jau gal 20 minučių va tokiais keliukais varau. Manau, kažkas čia ne taip. Nu bet blemba, visi sako, kad tiesiai važiuok. Visi, 3 vietiniai. Mėginam toliau važiuoti. Keliukas čia, nu ką aš žinau. Wow, primeskit, va. Opa. Skardis. Ir jeigu prie čia dar reikės grįžt, aš šokė. Problema. Visi sako, kad čia važiuoti. Jomajo. Aš pavargau. Beždžionys tik šokinėja. O. Waterfall dog, no? O, draugai. Friends. Waterfall. Waterfall. Jauh. Really? Yes, jauh. Oh my god. Oh. Ya, 2 kilo. Oh my god. Come back sudah. Nanti Oh. malam nanti. So good, yeah? Yes. Okay. Okay, thank you. Good luck. Kamera nanya Draugiškai šypsosi. Sako, mato, kad durnelis važiuoja su mocu. Įsekė per. Oi. Oh, motherfucker. Jesus Christ. Oh, what the fuck. Žinokit, hebrytė, viskas pasiduodu. Neįmanoma, karoči, provežos. Ką aš žinau, 0,5 metro, karoči. Pip. Čia visai keliukas, va. Visai dabar nuklydau čia kažkur tai. Koja, kai dėjau dar. Matosi, kaip dėjau į kojelę. Čia belia kaip sudėtingai viskas. Ne. Sukuosi atgal, tikėtinai rytoj ryte. Varysiu, nes dabar tai be šansų. Pasiklydau, 15 minučių ieškojau kelio. Pamačiau kažkokį tai namuką. Tai privažiavau prie to namuko. Vedukas išlindo.
kojų, pirštų, rankų pagalba pavyko pasikalbėti ir pasakė, kad parodė, kur išvažiavimas atgal ir kame bajeris, kad aš realiai ne tuo keliu nuvažiavau ir ne į tą pusę. Tai čia buvo, kur aš dabar sustojau ir palikau mocą, tai ten parkingas einant link to krioklio. Tai vėliau palikau mocą, sakė kažkur 15 minučių pėstute reikia eiti link krioklio. Tai dabar skubu, nes nenoriu aš rytoj ir vėl pro tą pačią makalynę varyti. Tikiuosi teisinglingų kelių. Einu, nes pasakė, kad pažymėta raudonai kelias. Realiai einu link Garso. Blecha. Tikiuosi pavyks rasti. Nulipau, bet nesuprantu dabar į kurią pusę. Ar į viršų, ar į apačią. Blemba, bet čia džiunglynas konkretus. Blemba, čia taip nelabai takos yra. Tikėtinai į tą pusę reikia mauti. Nes čia ženklas yra, bet nesuprasi, kur čia ta rodiklė. Blemba, čia iššanom ten. Primeskit, ką? Vamzdžiai. Svarbiausia nedrypti. Reikia dabar žiūrėti raudonos spalvos ženklinimo. Aš šiaip prisiminiau, kad kažkoks tai žmogus komentavo, kad reikia haikinimo batų, kad iki krioklio daeiti. Dabar aš pilnai suprantu, nes su mano basankiam, tai čia civilizacijos požymiai. Jau, bet tikiuosi nebus gilu. Čia garsai kaip biški baisu. Ryšio nulis. Gerai, kad Indonezija anakonda kokių nėra. Tikslas pasiektas! Viskas, reikia vašutit namo. Kokį namo iki parkingo? Žinokit, belekas kelias. Gidas must. Bet apsimokėję, pažiūrėkit. Štai, vaizdelis. Ką, bandau dabar ieškoti kelio atgal. Belekas. Biškį greitų tempų varau. Nežinau kodėl. Nes tiesiog man nejaukia šitos džiunglės kažkaip. Labai jau čia nejauku. Per daug tamsumos. 2 kartus nusiplojau, bet labai saldžiai. Tai gerai, kad traumus jokios negavau. Kelią normaliai dėjau į girnelę. Tai pasidėjau 10 minučių su skaudančiu keliu ir šonkaulį. Ir ant subinės. Ranką prasivariau iki kraujų. Liko dar kažkokiam procentų. Blemba. Primeskit. Gerai, kad dar gyvūnų kokių laukinių nėra agresyvių. Arba aš jau nežinau. Все, pasimatysim viešbutį. Padalinau vaikams saldainių. Tai patenkinti dabar.
Bliamba, kai sušoka 25 saldainius ant vienų. Kiek vaikų? What's your name? Artur. Yeah. Bliamba, kiek vaikų čia buvo. Subėgę ten. Visus primaidinau saldainiais. Nusprendžiau pamaitinti dar šuniukus. Patenkinta nubėgo. Tas tai nenorėjo valgyti. Pagaliau sėkmingai parvykau, nu kaip sėkmingai. Su traumom apsidaužiau belia kaip. 3 kritimai buvo, tai 2 tokie ganėtinai skaudus. Ant kuprinės su kompu nukritau ir į vandenį. Tai dabar žiūrėsiu, ar viskas tvarkoj su kompu ar ne. Bet žinokit, maks sudėtingai, maks. Arba ir kelią normaliai susidaužiau. Taip, belekas, jau buvo tamsuma, jau patys matysit, matėte video. Tai aš daugmaž nieko beveik nefilmavau, nes maksimaliai stengiuosi šviesti. Nes, nu, tiesiog sudėtingai, nu, tiesiog, bliamba, naktį varyt, kai yra tamsuma, tai maks pavojinga, nes vis tiek aš stoju ant vieno akmens, tai kaip atsistojau ir jis tiesiog sujudėjo ir kaip plojausi va taip šonu, tai bliamba galvoju, nu jo, norėjau adventure, kaip sakoma, ir gavau, tai ar kartočiau, bet dienos metu geriau kartočiau. Tai va, tai Eider Bayer, ten sakė, buvau sustojęs keliose vietose, tai vienai vietoj parduotuvėlė sustojau, nes norėjau pavalgyti. Tai vaikinams ten nupirkau šokoladukų, pakalbėjom, tai fainai kažkaip, tai, bet nieko nefilmavau. O po to kitai vietoj, kai matysit, numatėt jau, kai vaikams sustojau, galvoju, vaikams nupirksiu kokius saldainių, kaip vis tiek, sakau, laimingai baigėsi, sakau, reikia atsidėkoti visatai. Tai žiūriu, mergaitės 5 sėdė. Sakau, ką čia 5 saldainius nupirksiu ir viskas ten. Po kelis 10 centų. Nupirkau, daviau mergaitėms, žiūriu, kitos gatvės pusė, tai riekauja kažką, dar gal kokių 20 vaikų. Tai kai subėgo ten visi, tai pradėjau visiems saldainius dalinti. Ten kelių, realiai gal ant 4 eurų, tai saldainių pripirkau visiems. Bet žiauriai smagiai iš tikrųjų. Bulė. Bulė ar bulė? Bulė beros, tai yra baltaodis beros reiškia. Tai bulė, thank you, žiauriai iš tikrųjų. Maloniai pasijutau. Tai va, tai šiaip nuotykiai labai geri. Bet va, kaip ir sakau, mano nuoširdus atsiliepimas apie tą waterfall tikrai pavojingas. Jeigu bus galimybė eiti su gidu, tai būtinai rinkitės ir su gidu, nes jis parodys būtent kokius takelius rinkitės, nes ganėtinai labai pavojingai eiti, nes aš kai kuriuose vietose tai jau realiai iki pilvo net buvo vandens, nes ten gal 10% reikia eiti per upę arba per upės šoną. Tai irgi gidas tikėtinai parodys, kur geriau statyti koją, kaip eiti ir panašiai, nes aš kaip pirmą kartą ten, matai ir eini, žinai. Tai va, bet nuotykių, kaip sakom, apturėjau labai gerų. Tai, bet viskas, kaip sakom, laimingai baigėsi. Tai apsistojau viešbutį, su viešbutį irgi čia bairis buvo, kad valandą realiai laukiu, po kol susiradau. Nu, bet nepasakosiu, o vietelę pasakiškai, tai parodysiu kitam video, nes čia tiesiog prie pat jūros kranto, ar jūros ar vandenynų, dabar neatsimenu, žemėlapį nežiūrėjau. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir ką, iki kitų kartų. Gerai, kad viskas sėkmingai baigėsi, tai viskas sudė ir pasimatysim kitam video. Iki.